Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, eteryje laida Miesto savaitė. Šį kartą mūsų laidos viešnia Šiaulių miesto kultūros skyriaus vedėja Patricija Padarytė. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien laidoje kalbėsime apie Šiaulių miesto gimtadienį, 776 gimtadienį ir šiam gimtadieniui skirtus renginius. Pirmiausia apie tai, galbūt pačią šventę, kaip sekėsi organizuoti, kokiu buvo pamąstymų prieš šventę. Gimtadienis ne jubiliejinis, jubiliejų turėjom pernai. Iš tikrųjų, kokiu buvo svarstymų, kaip mintise, ar paskui jau realybėje dėliojosi pati šventės, jos scenarius, programa ir visa kita. Šventė sekėsi organizuoti pakankamai sklandžiai, kadangi metų pradžioje buvo pasirinktas šventės organizatorius Šiaulių kultūros centras, kuris yra pagrindinis Šiaulių miesto renginių organizatorius viešosiose erdvėse. Visas valstybinės šventės taip pat organizuoja kultūros centras. Todėl šiemet neskelbėme nei konkurso, nei kitais būdais rinkome šventės organizatorių. Jie tai žinojo ir iš anksto, turėdami laiko, aišku, šiemet buvo daug renginių ir vasarą dideli renginiai ir pakankamai, tai nebuvo ilgas laikas šventės organizavimui skirtas, tačiau žinojome ir visada galvojome, kad šventę organizuosime ir mintis vienaip ar kitaip dėliojasi, kas turėtų būti šitoje šventėje. O aišku, kaip visada norisi šiauliečiams parodyti tai, kas tuos galbūt, kurie seniau buvo Šiauliuose, pakviesti svečius, parodyti savo kolektyvus, jų pasiekimus, pristatyti parodas įdomesnės, bendraujančių miestų projektus. Taip kad programa po truputį dėliojosi, bet aišku išsigrynino tik Liepos mėnesio pabaigoje. Dar vienas svarbus dalykas organizuojant šventę, tai yra ne tik šventės organizatorius, kuris sugeba sudėlioti šventės programą, bet pagrindas, norim to ar nenorim, yra visgi finansai. Kiek pinigėlių šiais metais buvo numatyta skirti šventei ir kaip sekėsi ieškoti dar papildomai rėmėjų? Šiemet, aišku, mūsų finansinė situacija buvo labai sudėtinga, kadangi visas kultūros programos biudžetas buvo tikrai neįtikėtinai mažas. Visiems metams buvo skirta 270 000 litų ir miesto šventėje iš jų miesto šventėje buvo skirta tik 30 000 litų. Aišku, už tokius pinigus mes negalėtume suorganizuoti jokios šventės, bet mes turime puikų merą, mes turime tikrai labai darbštų, geranorišką, puikiai bendraujantį su verslininkais merą, kuris rado dar papildomai apie 70 000 litų. Taip pat šventės organizavimui skirta viso 100 000 litų. O šitie 30 000 skirti iš miesto savivaldybės biudžeto, jie buvo panaudoti reklaminiai medžiagai, skrajutėms, plakatams, jie buvo panaudoti scenoms, garsui, apšvietimo įrangai nuomoti, jie buvo panaudoti mokesčiams susimokėti, autorių teisių agentūroms ir praktiškai viskas. Mes be rėmėjų lėšų nebūtume galėję jokio atlikėjo, jokio kolektyvo pakviesti miesto šventę. Todėl iš tikrųjų noriu labai padėkoti ir Šiaulių miesto merui, ir visiems rėmėjams, kurie buvo labai geranoriški ir kurie parėmė šią šventę, nes visgi šventė yra visų šiauliečių, šventė yra miesto žmonėms pirmiausia. Ir todėl labai smagu, kai verslininkai elgiasi atsakingai savo miesto atžvilgiu ir remia šią šventę. Šiandien penktadienio vakaras, taigi šventė jau prasidėjo. Gal galime tada trumpai apžvelgti bent jau tiems, kurie šventėje nebuvo, iš tikrųjų, kas vyko šiandien penktadienį ir kokie renginiai, ko gero svarbiausiai diena vis tik yra šeštadienis, kokie renginiai vyks šeštadienį. Šventė šiemet buvo planuota vieną dieną, būtent rugsėjo 15 šeštadienį. Tačiau renginiai prasidėjo jau penktadienį ir šiandien įvyko garbės piliečių pagerbimo ceremonija. Šiemet yra pagerbti 3 žmonės ir jie įvardinti naujaisiais Šiaulių miesto garbės piliečiais. Tai mokytoja Nijolė Prasevičienė, tai kolekcininkas ponas Armoška ir tai buvęs universiteto rektorius ponas Gudavičius. Todėl labai smagu buvo juos ir sveikinti, ir pagerbti iškilmingame savivaldybės tarybos posėdyje. O
Renginiai jau prasidėjo, įvyko 3 parodos Šiaulių universiteto dailės galerijoje, Šiaulių dailės galerijoje, iš Nyderlandų paroda, Laiptų galerijoje, Eduardo Juchnevičiui atmintis skirtas renginys. Taip kad renginių tikrai jau buvo ir šiandien, tačiau, aišku, pagrindiniai renginiai ir oficiali miesto šventės atidarymo ceremonija įvyks rytoj. Nors rodos oras mūsų nelepina, tačiau labai norisi pakviesti šiauliečius, nes koks bebūtų oras, šventė yra organizuojama jums, jūs laukiami šventėje, kultūros žmonės tikrai labai atsakingai ruošiasi ir norėjo jums parodyti visą, ką geriausia. Todėl labai laukiame jūsų palaikymų, jūsų šypsenų, jūsų dalyvavimo renginiuose ir tikėsimės, kad jums patiks mūsų sudaryta programa. O programa iš tikro pakankamai plati. 2 scenos yra pagrindinės Šiaulių mieste. Tai pagrindinė scena Prisikėlimo aikštėje ir kita scena mūsų amfiteatras. Amfiteatre vyks pučiamųjų orkestrų pasirodymas ir Big Bandų festivalis. Pučiamųjų orkestrų pasirodys 2, tai Panevėžio garsas ir Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras, o Big Bandų festivalyje laukiame 4 svečių ir, žinoma, paskutinio Šiaulių miesto Big Bandą. O Prisikėlimo aikštėje nuo 12 valandos vyks šventės atidarimas, aišku, iškilminga eisena, aišku, puikūs koncertai, kuriuose pasirodys ir Šiaulių miesto kolektyvai, ir mūsų svečiai, kur koncertas bus skirtas vaikams 2 valandų įdomus ir, manau, tikrai įdomus ir tėveliams, ir vaikams, ir seneliams, ir visoms amžiaus grupėms. O vakariniai koncertai, aišku, jie kaip visada bus mėgiamų šiauliečiams gerai pažįstami atlikėjai koncertuos. Šventę baigs Andrius Mamontovas, prieš tai Erika Jenningson su Jurgiu Didžiuliu, prieš tai pradėjau kažkodėl iš kitos pusės, prieš tai Aidas Giniotis ir Atviro rato projektas, keli kolektyvai, Džindži sindikatas, ir dar kelios grupės jaunimui, taip kad manau, kad tikrai galima bus surasti vietą, kurią jūs labiau mėgstate. Manau, šiauliečiai tikrai turėtų ateiti į miesto šventės atidarymą, kur žadame siekti rekordo ir sušokti polką, kurioje sudalyvautų daugiausia porų. Tai bus vos kelios minutės, bet jeigu šiauliečiai bus aktyvūs, galbūt pateksime ir į Gineso rekordų knygą, ką gali žinoti. Ir žinoma, norisi priminti šiauliečiams, kad po visų koncertų 11 val. Jūsų lauks šventinis fejerverkas. Kągi, iš tikrųjų džiaugiamės, kad, nepaisant sudėtingos biudžeto situacijos, visgi šventė turėtų būti pakankamai šauni. Tikėkimės, kad ir oras leis mums švęsti. Dėkui Jums, kad dalyvavote laidoje. O šiauliečiams linkime gražios šventės. Viso geriausio. Viso geriausio.